Šio filmo dar niekas nebuvo matęs, bet dėl skandalingų gandų, kad režisierius filmuoja tokį ir to negalima rodyti žmonijai. Ir niekas niekada nieko panašaus dar nedarė. Nei viena kino kompanija režisieriui nedavė pinigų jo idėjai. Tu ką, visai išprotėjai? Jei tu nufilmuosi tai, tavo karjerai galas. Vienu balsu visų kino studijų direktoriai sakė Melui Gibsonui. Jam tada buvo 46, o jis ruošėsi filmavimui ištisus 13 metų. Jis jau buvo pasiruošęs tokiem atsakymam. Ir už savo pinigus, kuriuos jis taupė gan ilgą laiką, $30 milijonų sumokėjo aktoriams, filmavimo komandai. Ir nufilmavo Kristaus kančias. Ne vienas kino teatras pasaulyje nenorėjo rodyti Melo Gibso filmo. Juk tokio negalima rodyti. Jis buvo ir režisierius ir scenaristas. Jį kaltino žiaurumu, nepadoriu naturalizmu, šventvagystę. Žydai protestavo ne tik prieš filmą, bet taip pat prašė nubausti Melą Gibsoną pagal griežčiausius standartus. Kokia nuodėmė? Režisierius atsakė, nesuprantu dėl ko, juk būtent žydai davė pasauliui mergelę Mariją. Jėzų, aš žinau, tu žinai, visa žmonija žino šią istoriją, kuri įvyko prieš 2000 metų. Tai kaip jūs galite vertinti filmą, net jo nematę? Melas Gibsonas surengė privatų seansą įtakingiausiems žmonėms. Ten buvo menininkai, aktoriai, rašytojai, politikai, bažnyčios atstovai, kritikai, kurie buvo pasiruošę įsikibti į menkiausią klaidą. Tikinčiuosius į Dievą ir Jėzų, Melas Gibsonas tikėjosi perkalbėti, kad jie vėliau pakeistų savo visuomenės žmonių nuomonę. Kiekvienas. Baigėsi paskutinės sekundės uždaros peržiūros, Melas Gibsonas išeina į sceną, jam dreba rankos, žiūri į veidus dešimtims kritikų, bet jam neduos ištarti nė žodžio. Ištisas 6 minutės publika verkė ir plojo. Vasario 25 dieną 2004 metų Kristaus kančias vienu metu parodė 5000 kino teatrų visame pasaulyje. Kinas įėjo į istoriją. Žmonijos istorija. Melas Gibsonas nusprendė perteikti paskutinės 12 Jėzaus gyvenimo valandų, parodydamas fizinės kančias, jo išgyvenimus, auką, tikėjimą žmonėmis. Sunkus kadrai privedė prie 3 žmonių mirčių pirmąją dieną žiūrint filmą. Pavyzdžiui, moteriai kino teatre pasidarė blogas su širdimi, ją nuvežė į ligoninę ir ji mirė. Kristaus kančia iki šios dienos užima aukščiausią vietą reitinguose, kaip skandalingiausias ir labiausiai aptarinėjimas filmas kino istorijoje. Be abejo, ginčytinas klausimas, yra Dievas ar ne, tačiau tikėti juo gali net labiausiai atsižadėjęs ateistas, kai tampa labai blogai, kai serga nepagydomai mama, tėtis, rimta gyvenimo problema, jūs pasąmoningai kreipiatės į jį. Tai nutiko 1980-ais. Viename iš restoranų, kuriame Melas Gibsonas savo vestuvių išvakarėse ilsėjosi su draugais, o Melas tik buvo išpopuliarėjęs po pašėlusio Makso rolės. Melas atsistojo nuo stalo ir išdidžiai sušuko. Vaikinai, jūs ką manęs net pažįstat, juk tai aš pašėlęs Maksas, Melas Gibsonas. Jis mane sustabdysęs muštynės savo žinomumo. Po sekundės jam į pakaušį trenkė buteliu. O gyvenime ne taip kaip filme, kai tau smogia 30 kartų, o tu toliau kovoji. Muštynės tuomet tikrai liovėsi. Ant žemės gulėjo vaikinas kraujo klane. Greitoji atvažiavo greitai, nuvežė į ligoninę. Vaikinas pateko į komą. Gydytojai pasakė, jei jis ir išgyvens, 100% liks neįgaliu. 3 dienas jis gulėjo nejudėdamas. Visą tą laiką jo draugė buvo šalia ir miegojo šalia jo. Ji išėjo net iš darbo ir prižiūrėjo mylimąjį. Po 4 mėnesių Melui Gibsonui liko tik randas, galvos skausmai ir mikčiojimas. Jis net pradėjo bėgioti. Greitai pora susituokė. Jie susilaukė 7 vaikų. Paskutinio nėštumo gydytojai nerekomendavo, tačiau aborto jie atsisakė. Gimė vaikas, bet jis neverkė. Jis guli nejudantis. Gydytojai ruošėsi atsisukti į tėvus ir pasakyti, jog jūsų kūdikis miręs. Tuo metu Melas Gibsonas su savimi nešiojo idėją 9 metus nufilmuoti Kristaus kančias. Ir tą sekundę, kai gydytojai ruošėsi atsisukti ir ištarti tuos žodžius, ir kai gydytojai pažiūrėjo neramiu žvilgsniu jų pusę, jis pažadėjo savo tą pačią sekundę viską padaryti dėl Dievo, kad tik jo sūnus gyventų. Ta pačią sekundę pasigirdo vaiko verksmas. Melas Gibsonas suprato, atėjo laikas ir pradėjo ruoštis filmavimam.
Kai man paskambino prodiuseris ir pasakė, Jamesai, tau turiu vaidmenį, tik tu galėsi su jie susitvarkyti, bet šis vaidmuo gali sugadinti tavo aktoriaus karjerą. Tu greičiausiai daugiau niekada negalėsi filmuotis kine. Aš paklausiau, bent apie ką tas filmas. Jie atsiuntė trumpą filmo turinį. Aš atsakiau, jog siužetas silpnas ir nesu tikras, jog sutinku filmuotis. Reikalas ne tame, kad bijau, bet man filmas pasirodė neįdomus. Praėjo 40 minučių ir pats Melas Gibsonas stovėjo prie mano namų. Nervingai rūkydamas jis pasakė, juk tu tikinti žmogus, kaip tu gali. Melas gyvenime labai drovus. Pamačiau jo akyse ugnį. Sunku paaiškinti, jis pasakojo man, kaip visus 13 metų ruošėsi šiam filmavimo momentui ir jog aš vienintelis žmogus esu, kuris susidoro su šiuo vaidmeniu. Jis vos nepravirko. Jis kalbėjo, Jėzus pasiaukojo, o tu paprasčiausiai negali nusifilmuoti filme. Tada ištariau taip. Nedaviau jam užbaigti ir pasakiau taip. Aš viską padarysiu. Nešu visą savo gyvenimą tikėjimą viešpačiu. Mes su žmona ilgai neturėjome vaikų. Mes įsivaikinome vaiką iš Kinijos, tuomet mergaitė iš Kinijos. Ir po 10 metų gimė ir mūsų trečias vaikas. Mūsų po 7 metų praėjus filmavimui. Ir tą patį vakarą, kai sutikau atlikti Jėzaus vaidmenį, Melas man paskambino ir pradėjo atkalbinėti mane, kad 100% aš būsiu priverstas persikelti į kitą šalį, kad apie aktorystę galėsiu pamiršti, jog jis nenori imti ant savęs tokios atsakomybės. Ir tuomet išsigandau. Išsigandau dėl savo šeimos. Kaip maitinsiu savo šeimą? Ką pasakys žmonės pažiūrėję šį filmą? Jau tada žinau, kad visos kino studijos atsisakė filmuoti šį filmą. Tuomet sušukau, o Dieve! Melas paklausė, kas yra, viskas gerai? Taip gerai. Tiesiog aš tik supratau, jog mano inicialai JC, sutrumpintai Jėzus. Tuomet abejonių man daugiau nebeliko. Ir atsakiau taip, Jėzus nešė savo kryžių, vadinasi tai mano kryžius. Ir aš jį nešiu, koks jis bebūtų sunkus. Vėliau Melas Gibsonas man pasakė, kad mane išbandė dėl pagundos, bet esu pakankamai stiprus, kad nesusigundyčiau atsisakymu. Ar išsigasiu aš, kiek esu tyros sielos, kad suvaidinti Jėzų, juk jei manimi nepatikės Gibsonas, nepatikės ir kiti. Įdomu, jog mes visi norime prisikelti, tačiau nenorime mirti. Norime nugalėti, bet nepasiruošę prakaituoti ir dyti dėl to. Juk kai sportininkui įteikė auksinį medalį už pirmąją vietą, jis verkia ne dėl to, koks jis dabar taps turtingas, jis verkia, nes mainais į pergalę tiek daug atidavė. Kai kiti ilsėjosi, jis dirbo. Jis nematė šeimos, kaip augo jo vaikai. Lygiai taip pat ir aš. Norėjau suteikti filmui dvasią. Kai filmuojasi filmas ir kai kiekvienas žingsnis kontroliuojamas. Mimika. Pažodžiui ištarimas kiekvienas išmoktas žodis. Jūs niekada nepajusite nuoširdumo. Jūs paprasčiausiai nepatikėsite. Norėjau išvengti tokio likimo. Kiekvienas kadras buvo iš tikrųjų tikras. Mane mušė iš tikro per veidą. Išsinarinau petį. Kai mane plakė botagu, už nugaros buvo metalinė plokštė. Per ją iš tikrųjų ir mušė botagais, neliečiant mano nugaros. Ir štai jie plaka mane. Operatoriai bando užfiksuoti gerus kadrus, veido mimikas ir tuos kovotojus, ir staiga vienas iš jų nepataiko į plokštę ir lupa mane botagu per nugarą. Labai skaudėjo, stipriai surikau ir nukritau. Melas Gibsonas azarte pribėga prie manęs ir rėkia: Jamesai, stok, reikia tęsti. Tylėdamas atsistojau, sukandau dantis ir su baime laukdamas dar vienos nesėkmės, sustingau. Tuomet ir supratau, kas yra plakimas. Naujame kadre Gibsonas rėkia: užsimokite stipriau, kad būtų natūrali veido išraiška užsimojant. Ir štai duota komanda pirmyn. Ir vienas jų įsibėgėjęs užsimoja, botagas apgaubė tą metalinę plokštę ir pataiko man į nugarą. Stipriai surikau ir nukritau. Skamba nufilmuota. Tas kadras įėjo į patį filmą. Prie manęs pribėga ir išsigandę į mane žiūri. Virš grimo ant mano nugaros matosi mano sužeidimai. Botagas padarė 3 cm gylio įpjovimus ir 35 cm ilgio. Randas iki šiol su manimi. Labai skaudėjo. Visas kraujuotas stoviu. Jėzaus Kristaus rolėje pasisuku į Melą Gibsoną ir sakau: nedrįsk daugiau taip mušti Dievo sūnaus. Tuomet supratau, nereikia vaidinti Jėzaus, reikia tapti juo. Nenorėjau, kad kai žmonės žiūrėjo į mano grimą, jie matytų aktorių. Norėjau, kad kai jie žiūri į mane, jie matytų Kristų. O tai gali pavykti tik tada, kai viskas vyksta iš tikrųjų. Skausmas, kančios, nuoširdžios emocijos
Ir tada daviau savo pažadą, kad ir kas toliau benutiktų, kentėsiu iki galo, kad žmonės pajustų, kaip jam tuo metu buvo, kad parodyti, jog visa tai nesuvaidinta. Kai nešiau kryžių, jis tikrai buvo sunkus. Svėrė 70 kg. Tai buvo tikras medinis kryžius. Neprašiau pailsėti, iš paskutinių jėgų jį kėliau ir nešiau. Nešdamas kartą iš minios išgirdau žodžius. Žiūrėkite, jam iš tikrųjų bloga, jis tuoj sąmonę praras. Bet aš niekada ir nei karto nesustabdžiau filmavimo. Kartą nebeturėjau jėgų ir numečiau kryžių. Iš šonų mane visada saugojo du romėnai, bet tuo momentu jie išsiblaškė. Krentu ant žemės, o kryžius keli milimetrai nuo mano galvos. Visi tada stipriai išsigando, juk šiek tiek arčiau ir mano galva sutraiškytų. Ir taip kiekvienas privalo nešti savo sunkų kryžių. Nesugebėsite nešti, būsite suspausti jo svorio. Kai mane apvertinėjo ant kryžiaus, jį stipriai numetė. Man išnarino petį, jį stipriai skaudėjo, tačiau ir čia radau pliusą. Man nereikėjo vaidinti, iš tikrųjų jaučiau stiprų skausmą. Tada buvo labai šalta. Filmuota nuo lapkričio iki sausio mėnesio. Tarp kadrų aktoriai apsirengdavo pūkinės striukės, kad sušilti, o man buvo negalima, nes grimas nusivalytų. Ir aš susirgau plaučių uždegimu. Niekam apie tai nepasakojau. Kvėpuoti buvo labai sunku. Turėjau didelę temperatūrą, tai tik žodžiais atrodo lengva. Kad pradėti filmuoti, aš ir grimuotojai į darbą ateidavome 2 nakties. Mane grimuodavo kas kartą apie 8 valandas. Taip kiekvieną dieną. Tada nebuvo jokių kompiuterinių grafikų. Kareiviai dėvėdavo tikrai sunkius šarvus, kad visas jų kvėpavimas ir nuovargis būtų natūralūs, o kryžius, ant kurio kabėjau, iš tikrųjų buvo virš 300 metrų uolos. Nei viena draudimo bendrovė nenorėjo su mumis bendradarbiauti, nes pavojus gyvybei buvo per didelis. Ant kalno kryžiaus mes filmavome keletą savaičių, tada buvo labai blogas oras. Žmonės skirstomi į 3 tipus, tie, kurie tiki Dievu, kurie netiki, ir 3, tie, kurie mažai įrodymų ir visgi jie jaučia, jog ten kažkas yra. Tada kabėjau ant kryžiaus, papūtė stiprus vėjas, kaip būna įprastai prieš lietų, ir tuomet į mane trenkė žaibas. Mane iš tikrųjų nutrenkė žaibas. Net Melas Gibsonas išsigando. Triukšmas buvo siaubingas. Prie manęs pribėgo ir paklausė, kas tai buvo. Atsakiau, jog į mane trenkė žaibas. Bet viskas gerai. Mane nuėmė nuo kryžiaus, o aš dėl skausmo petyje stipriai sudėjavau. Pribėgo gydytojas ir pradėjo mane apžiūrinėti. Ir pasakė, jog mano pulsas 40 kartų minutę. Ir kad mano plaučiai pripildyti skysčio. Man pneumonija, mano temperatūra 39,8. Jis pakeltų balsu įrodinėja tai Melui Gibsonui, kad jam didžiulė temperatūra, jis gali mirt. Melas Gibsonas kreipėsi į mane. Gal nutraukiam filmavimą? Per daug sutopimų. Tarsi kažkas nenorėtų, jog tai būtų filmuojama. Atsakiau, jog viskas gerai ir užbaigsiu, ką pradėjome. Negalvojau apie save. Nenorėjau pavesti kitų. Kai 200 žmonių stovėjo ir laukė mano sprendimo. Tačiau jie neapsidžiaugė, jie stipriai pergyveno dėl manęs. Jie bijojo, kad mirsiu. Kai baigėme ir nuo manęs nuvalė grimą, mėlynos dėmės ant viso kūno. Tai buvo tikros mėlynės. Uždegimo procesai visame kūne jau buvo paleisti. Mane nuvežė namo ir žmona iškvietė greitąją. Mane nuvežė į ligoninę ir padarė širdies operaciją. Mano organizmas buvo stipriai išsekęs. Širdis vos plakė. Ar jūs tikite, jog 2000 metų atgal tai nutiko? Ar tikite, jog vienas žmogus paaukojo savo gyvybę, siekdamas išgelbėti visus, kad jis sąmoningai nuėjo mirti ir kentėjo didelės kančias? Tikite ar ne, bet jis jumis tiki.